Daug dirbėjim gyventi iki 100 metų. Arba prašau, jau 100 metų ir dar noriu 100 metų. Esu dvigubas pilietis, dvigubas katalikas, kunigas. Sveiki visiems. Žinote, kolegos, kurie pasakojo dabar, aš žavėjausi tuo, kad jie galėtų būtent įstatymų kūrime daugiau dalyvauti. Mano tokia, žinot, labiau pragmatiška duona šiandieną su jumis galbūt pasikalbėti apie tai, kaip šis įstatymas veikia, nes šiandieną turbūt žmonės girdi daug įvairių svarstybų. Tai yra viena pusė šaukia, kad šis įstatymas tarsi yra apsaugo vaiką. Mes žinome jo priėmimo tam tikras galbūt aplinkybės. Taip pat girdime, kad yra rengiami to įstatymo pakeitimai, kurie netgi įvardijami kaip vaikų mušimo įstatymas. Ne? Taigi šiuo atveju man kyla tokia paprasta praktinė užduotis. Jums pasakyti, kaip šitas įstatymas vis tik, ar jisai yra geras ar ne, nes kiekvienam žmogui kartais sunku susigaudyti toj įstatymleidystėje ir matyti tos praktinius aspektus, kaip ten vis tik viskas vyksta. Turbūt žinome, viena yra aišku, kad pati problema egzistavo. Tai yra, turime smurto daug atvejų, turime nelaimę netgi. Ir tai sąlygojo tam tikros įstatymo redakcijos, pabrėžiu redakcijos, ne įstatymo savarankiško priėmimo prieš pusę metų. Žinoma, šitą įstatymo redakciją, jinai apvertė viską aukštyn kojom kaip reikiant, kadangi pats įstatymas veikia nuo 96 metų, jis buvo visai kitoks, nors vadinosi taip pat. Taigi, didelės reikšmės jo pavadinimui aš neteikčiau. Galbūt jisai geriau vadintųsi, jeigu tai būtų vaikų gerovės, bet ne vaikų teisų apsaugos, aš visiškai pritariu. Štai tik prelegentė, kuri apie tai kalbėjo, tai yra tiesiog konceptualesnis požiūris būtų. Tačiau grįžtame prie paties įstatymo redakcijos ir kaip mes jį pavadinsime, ne tiek, kaip sakiau, svarbu yra koks jo turinys. Ir matom, kad per pusę metų veikimo turime virš 1000 atimtų vaikų. Tai žinoma, daugelis suneramino, taip pat išgirdome atvejų, kurie dar labiau suneramino, o praktika nuėjo tokiu būdu, kad iš tikro šiai dienai piktnaudžiavimo galimybei atvertos yra iš tikro labai plačios dirbos. Būtent instituciniam piktnaudžiavimo galimybei. Taigi, girdim šiandieną institucijų pastabas, kad įstatymas yra geras, tačiau jis neveikia dėl kitų priežasčių, tai yra poįstatyminiai netinkami aktai, netinkamai pasirinkti specialistai, tai yra jų trūksta, ne, čia galima tiesiog vardinti punktais. Vienas iš svarbių argumentų tai yra trūksta finansavimo ir panašiai ir panašiai. Tačiau šiai dienai mes turime veikiantį įstatymą, kurį, tarkime, iliustruojant, galiu iš karto štai jums sudėlioti 2 modulius piktnaudžiavimo. Ir jie abu bus pakomentavimo. Taigi šiandieną bet kurio iš jūsų vaiką institucija gali parodyti pirštu ir pasakyti šitas. Man šito vaiko reikia, nesvarbu kokiais motyvais mes nespręskim tų dalykų, mes tiesiog žiūrim, kad įstatymas turi apsaugoti žmogų, tai yra jisai sukurti turi teisinės garantijas, saugiklius, kurie neleistų jokiam piktnaudžiavimui plėtotis. Taigi šiandieną, va štai jūsų vaiką, aš nusižiūrėjau, atėjau ir paėmiau. Be jokio pagrindo. Atėjau į namus, pasiėmiau vaiką. Kaip veikia toliau mechanizmas? Įstatyme skamba toks straipsnis, kad aš tik cituoju jau pabaigą ir sumodeliuoju jums situaciją. Kad įsigaliojus teismo nutarčiai, atsisakant suteikti leidimą paimti vaiką, institucija imasi priemonių tą vaiką grąžinti. Įsiklausykit, įsigaliojus teismo nutarčiai, atsisakant išduoti teismo leidimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš atėjau į šeimą, paėmiau vaiką, per 3 dienas pagal įstatymą institucija turi kreiptis į teismą leidimo paimti vaiką. Tarkim, aš neužpildžiau jokių grėsmės lygių, tiesiog neturiu ką pildyti, nieko nerašau. Kam man meluoti? Teismas, žinoma, išnagrinės tokį pareiškimą per 7 dienas, jau turim 10 dienų. Taip? Taigi, teismas priims nutartį, aišku, atsisakyti išduoti leidimą.
Ką tai reiškia, kiekvienas su teisė susidūręs asmuo žino, kad tokia nutartis įsigalios tik tuo atveju, jeigu jinai nebus apskųsta. Taigi, paduodamas formalus apeliacinis skundas, byla keliauja į apeliacinę instanciją, aš jums mažiausiai sukuriu 2 mėnesius terminą, be jokio pagrindo paimti vaiką pagal šį įstatymą ir jį pralaikyti institucinėje priežiūroje. Kodėl tai reikia, tai mes paskiau galėsim pasvarstyti. Kitas modulinis atvejis jums grubesnis. Aš taip pat nusižiūrėjau jūsų vaiką, atėjau ir rašau, tėvas guli šlapimo plane, girtas kaip padas, ta prasme, aš jums čia žargonų kalbu, dar krūva priežasčių, motina reaguoja neadekvačiai, visą tai surašau teisėjui, pateikiu, nors jokių priežasčių tam nebuvo. Tėvas galbūt iš vis negeria, tiesiog nėra tam priežasčių. Procesas pagal šitą įstatymą yra rašytinis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad teisėjas nematys žmogaus ir neišgirs jo motyvų. Jis tik perskaitys institucijos užpildytą anketą, kurioje bus parašyta daug labai grubių jūsų gyvenimo aplinkybių. Kaip jūs elgėtės, kaip jūs neadekvačiai reagavote ir panašiai. Taigi šiuo atveju šitą situaciją greičiausiai lems tai, kad teisėjas priims nutartį ir žinoma, jis nenorės rizikuoti vaiko likimu ir tokį leidimą duos tą vaiką paimti. Ir prasidės, aišku, tada vadybos, kurios jau tęsis praktikoje yra taip, kad posėdžiai rengiami maždaug kas 2 mėnesius, kada tėvai atvyksta į posėdžius ir juose tenka jiems įrodyti, kas jų gyvenime pasikeitė, kodėl vaikui pas juos sugrįžti būtų saugiau negu ten, kuris dabar gyvena. Aš kalbu tai iš praktinių pavyzdžių, kadangi, ta prasme, aš tokiuose posėdžiuose klausau tokius argumentus institucijų. Ne šitos moduliažus, kurie aš jums kalbu. Čia yra moduliažai sudėlioti dirbtiniai. Tiesiog tokia galimybė pagal įstatymą yra. Kur suveikia teisiniai saugikliai? Jų nėra. Daugelis galvoja, tarkim, netgi klausydami laidų, mes turbūt išgirstam tų šiuo atveju nepagristų temų, sako, žmogus turi teisę kreiptis į teismą, teisingai. Netgi atsiverskime Konstituciją, ten ir ta teisė užtikrinta. Tačiau kas susidūrė su teisė, jie žino vieną tokį dalyką, kas giliau ją išmano, kad kreipdamiesi į teismą jūs turite surašyti ieškinį, jūs turite pagrįsti savo reikalavimo teisę, kodėl teismas turi teisę spręsti šitą jūsų keliamą reikalavimą. Šiuo atveju, man kaip advokatui, mes dirbam dabar netgi partneriškai su kita labai puikia advokatė, tai yra Rūta Visocnyk. Ir padedant dar mano sūnui, Rimantui Dambrauskui, tai yra mes ilgai kartais sukame galvą, kurioje vietoje mes galim apskūsti, kokį veiksmą administracinį mes galim apskūsti ir mes nesurandam. Pavyzdžiui, vaikai yra paimti, mes sakome, kad taikytos priemonės yra neproporcingos. To apskūsti procesiškai neišeina. Procesinio neadekvatumo priemonių. Pavyzdžiui, sudarytas yra pagalbos planas. Ir mes manome, kad šitas pagalbos planas yra nepagristas. Jūs girdėjote turbūt atvejį, kada viena šeima viešai pasakė, kad mes atsisakom vykdyti tokį pagalbos planą, nes manom, kad jis mūsų šeimai yra ydingas. Štai jums pavyzdys. Institucija sutriko, aišku, šituo atveju, nebedrįso turbūt imtis priemonių, kadangi kilo visuomenės sumaištis. Prieš tai. Ir tik tai tos sumaišties dėka jiems buvo grąžinti vaikai. Tačiau mes turime situaciją, kada apskūsti tokio pagalbos plano, vėlgi mes neturim galimybių. Kad jūs įsivaizduotumėt, kas tame pagalbos plane gali būti nurodyta, duodu pavyzdį. Štai turiu atvejį, kuriame pagalbos plane mamai, iš kurios jau atimtas vaikas metai ir 2 mėnesiai, vaikas laikomas trumpai be teismo sprendimo jokio, be teismo leidimo. Motyvas yra toks, kad įstatymas tai numatantis įsigaliojo vėliau, todėl jų nuomonė jiems tas teismo sprendimas yra nereikalingas. Ir šiuo atveju pagalbos plane įrašomi 2 tokie reikalavimai, kaip pavyzdžiui, jis turi būti įstiklintas balkonas, nes vaikui yra pavojinga. Įstiklina. Turi būti suremontuotas butas, nes vaikui yra nehigieniška aplinka. Galbūt aš nebuvau prieš tai, tikrai nežinau, suremontavo. Ir štai dar kokie 2 reikalavimai. Motinai įsistatyti spiralę. Antras reikalavimas nusistatyti tėvystę. Turbūt
daugam kiltų labai rimta abejonė, o kuo čia susiję su vaikų teisėmis ir jų apsauga. Tai jau mes turbūt kiekvienas pasakytumėm, kad tai yra labai akivaizdus institucinis kišimasis apskritai į žmogaus teisę. Tai yra žmogus turi teisę užauginti vaiką vienas, jis turi teisę neišprovokuoti antrąją savo šeimos pusę, tarkime, neigiamom kažkokiam reakcijom, kas šiuo atveju taip pat atsitinka. Dažnai labai, jūs žinote, kad motinos, kurios bando nusistatyti tėvystę, dažnai sulaukia įvairios reakcijos iš savo tų tėvų, galbūt iš esmės jos žymiai laimingiau užaugintų tą vaiką ir nenustačios tos tėvystės. Tačiau šitokios priemonės jau yra, žinoma, intervencija į asmenų nepriklausomumą ir tai yra būtent faktinės priemonės, dėl kurių, mes kaip advokatai, žinoma, galim griežtai kovoti, reikalauti savo teisių, tačiau procesinių galimybių apskūsti tokiem pagalbos planam mes neturime. Faktiškai, žinoma, atsiranda vienintelė galimybė, galbūt viešumas, tam tikra visuomenės reakcija, kuri šiek tiek kelia sumaištį ir sukelia pavojų instituciniai šitai prievartai. Taigi institucinė prievarta šiuo metu egzistuoja, bet galbūt svarbiau net ne tai, kad, tarkime, mes galime įtikinti tuos asmenys, kurie vykdo tą institucinę priežiūrą, kad jie ją vykdytų subtiliau. Kad, tarkime, tokie atvejai nepasikartotų, paaiškinama būtų, kad tai nedėra ir tai nesiderina su žmogaus teisėmis, tačiau visada kyla labai paprastas teisinis klausimas. Jeigu įstatymas leidžia tai piknaudžiauti, kada vėl jau bus pradėta piknaudžiauti? Nes tai gali nulemti interesai. Šitie interesai dažnai sąlygojami labai, man atrodo, pragmatiško ir paprasto dalyko, tai yra finansavimo sistemos, kuri buvo pasiekta. Ir turbūt daug kas gal girdėjot ir suprantat, kad būtent šita sistema atsirado dėl paprastos priežasties, tai yra išrūpintų tam tikrų finansavimo išteklių. Tai yra šitai sistemai. Todėl šiandien kalbama, jeigu ruošiant tą įstatymą, jeigu neklystu buvo kalbama ten ar 20 000, šiuo metu kalba ten 200 000, žodžiu, trūksta tų pinigų prie to paties. Tai yra šita paslaugų sistema, jinai kainuoja. Tai yra niekas nedaroma nemokamai, nes, kaip aš jums ir daviau pavyzdžius, tarkim ir porą mėnesių pralaikant vaiką, vadinasi, jis turės gyventi, kažkas gaus darbo užmokestį, vadybininkai labai aktyviai dirbs, aš juos pavadinu vadybininkais, tai yra tie vaikų teisų tarnybų darbuotojai, kurie aktyviai lankys šeimą, jie domėsis, kaip vaikai sekasi gyventi. Psichologai taip pat aktyviai labai dalyvaus, taip pat jie dirba, kaip suprantame, nemokamai, taip pat privalomi kursai, kuriuos tėvai privalės lankyti, atsisakymas šitų kursų prilyginamas nebendradarbiavimu su tarnyba, taip pat, taigi vėl atsiranda grėsmės požymiai, kuriuos kiekvieną kartą iš naujo pildant grėsmės lentelę, kas porą mėnesių, kada tarnyba vėl sprendžia, atsirado pagrindai, dėl kurių išnyko saugumas jo šeimoje vaiko, tai yra vėl pradedama labai kruopščiai žiūrėti, kada mes netgi žmogišką prasme dažnai nesuprantam, kaip tai gali būti vertinama. Tarkime, pavyzdžiui, vaiko nelankymas darželio laikoma, užpildoma prie vieno iš grėsmės lygio, kadangi jis, ta prasme, skiltyje, kurioje parašyta, kad vaikas nelanko socialinės, ta prasme, kad švietimo įstaigos. Taigi, aš suprantu, kad žinoma, mes kiekvienas turbūt protingas žmogus suprastume, kad švietimo įstaigos nelankymas turbūt čia turime galvoje visai kitką, tai yra, kada vaikas periodiškai nuolatinai neina į mokyklą, pavyzdžiui. Tačiau vaiko nevedimas į darželį kartais štai užpildomas būtent tokioje skiltyje, taip pat turiu konkrečius pavyzdžius. Taigi, mes turime atvejį, kada būtent šita sistema dėl finansavimo išrūpinimo, tarptautinio finansavimo išrūpinimo, turbūt yra, kaip sakant, sukurta taip, kad jinai veiktų ir aprūpintų šitą sistemą savo ištekliais, tai yra galimybėm darbo, galimybė pinigais, o vaikas ir šeima, vaikas faktiškai tapo prieke, šeima tapo paslaugų teikimo objektu. Ir tai yra, žinoma, sukurtas pavojus. Dėl konstitucinių teisių pažeidimo vienas iš mano paminėtų atvejų, tai būtent teisė kreiptis į teismą.
Tai yra labai rimta problema, kurią, žinoma, dabartiniai įstatymo taisytojai, jie bando ją spręsti. Greta jos yra ir kitos problemos, tai yra, pavyzdžiui, paprasta problema, kad mes Konstitucijoje žinom, kad yra nustatyta netgi 48 valandų laikas nusikaltimo vietoje sulaikytam nusikaltėliui būti pristatytam pas teisėją, kad šis sankcionuotų jo sulaikymą. Tuo tarpu pagal Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymą mes turbūt suprantam, kad kalba eina apie tam tikrą prievartinę formą. Tai yra vaiko paėmimas iš šeimos, tai yra tam tikra dar nesankcionuota, dar, kaip sakant, nenusprendus to bausmės forma ir dažnai yra labai žiaurios bausmės forma. Klausimas prieš ką jinai nukreipta. Galima bausmės forma, pabrėšiu, nes turbūt atveju yra ir tokių, kada toks paėmimas tampa pagrįstas. Taigi šiuo atveju pagal įstatymą numatytas 3 dienų terminas institucijai kreiptis į teismą. Teismas vėlgi gali spręsti, kaip žinom, kaip aš minėjau, paprasčiausiai pagal visai kitą kategoriją, tai yra pagal leidimo išdavimo kategoriją per 7 dienas. Taigi pats žodinis procesas yra nenumatytas. Šiuo metu, kiek man žinoma, lyg tai visi projektai šitą problemą žada išspręsti, tačiau man rūpi būtent pabrėžti dabartinio įstatymo antikonstitucingumą. Ir žinoma, jame yra neišspręstas paprastas dalykas, tai yra atitiktis Vaiko teisių konvencijos 9 straipsniui, kuris jau seniai yra galiojantis Lietuvoje kaip teisės aktas, ir kuriame yra numatyta, kad vaikas negali būti paimamas, atskiriamas nuo šeimos, išskyrus pagal teismo sprendimą. Žinoma, interpretuojant teisinę prasme, mes teisininkai galim taip interpretuoti, kad teismas priimdamas nutartį leisti paimti vaiką, tai yra tam tikras procesinis sprendimas, nors tai yra nutartis. Nors aš tai tuo giliai abejočiau. Tačiau problema yra kita, kad konvencija numato, kad bet kuri suinteresuota šalis turi teisę būti išklausyta bet kurioje stadijoje, sprendžiant dėl vaiko atskirimo nuo šeimos. Taigi šiuo atveju, ir tas atskirimas gali būti pagrįstas tik tai vaiko interesas. Taigi šiuo atveju iki šiol pas mus galioja įstatymas, kuris niekaip nesuderinamas su Vaiko teisių konvencija. Žinoma, jeigu teismai būtų principingesni, jeigu tai nebūtų tokia klampi antroji sistema, kuri galėtų drąsiai suformuoti teismų praktiką, šiuo atveju jinai turėjo suformuoti tokią praktiką ir jinai galėjo aiškiai pasisakyti tiek pat ir pagal visai kitą procesinę kryptį nagrinėdama bylas, jinai galėjo pati savo iniciatyvą rengti žodinius procesus, atsižvelgti į šitos konstitucinės reikalavimus ir neleisti tokiems pažeidimams. Tačiau, kadangi įstatymas leidžia, o teismai mūsų yra gana konservatyvus tuo požiūriu, jeigu jūs pabandysite teismuose remtis konstitucijos nuostatom, tai galbūt netiesiogiai labiau sukelsite teisėjų pašaipą, negu rimtą požiūrį į savo teisių gynimą. Tai tokiu atveju, tai mes turime situaciją, kokią turime. Tai yra dabartiniai atvejai, kurie yra paimti vaikai ir jie suteikti leidimą, yra išnagrinėti dažniausiai, manau, kad beveik visais turbūt atvejais rašytinių procesų. Ir apeliuojant tokiose bylose, pateikiant apeliacinį skundą, teismas, aukštesnis teismas pasisako tą patį. Jie pasako, o įstatymas rašytinio proceso, žodinio proceso nenumato. Logika labai paprasta. Taigi vaikas lieka už teisinio mechanizmo ribų ir mes turime šiandien šį įstatymą, kuris iš tikro yra grėsmingas daugeliu šeimų. Situacija, žinoma, atsirado dėl ydingai suformuotos, labai didelė dalimi, dėl labai ydingai suformuotos ir išplėstos smurto sąvokos. Pagal šią smurto sąvoką faktiškai daugelis, turbūt galima drąsiai sakyti, kad dauguma Lietuvos šeimų tapo latentiniais nusikaltimais. Ką tai reiškia latentinis nusikaltimas, galbūt trumpai jums paaiškinsiu. Tai yra kriminologijos terminas. Latentiniai nusikaltimai tai yra tie, kurie nėra nustatomi. Tai yra, pavyzdžiui, vagystės, kurių neduodami pranešimai, kurių nieks nenustato, kur vagis pavogė, išėjo ir jo nieks nepagavo ir panašiai. Taigi šiuo atveju situaciją mes turim tokią, kad ko gero, kad pagal apibrėžtį didelė dalis šeimų dėja šiandieną auklėdami negali apsieiti kartais ir be kažkokios kraštutinės auklėjimo priemonės, pagal kurią jie tampa nusikaltėliais tik nenustatytais.
faktiškai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokiu būdu jie demoralizuoja. Tai yra iš esmės asmuo teigiama, kad jisai yra nenustatytas nusikaltėlis. Tai yra kažkada mes jūs vis tiek nustatysime. Ir tada jūs atsakysite. Tačiau iš principo jūs elgdamiesi pažeisdami smurto sąvoką, tai yra patekdami pagal smurto, tapdami smurtautojai prieš savo vaiką, šiuo atveju visada esate nusikaltėlis, kuris turėjo būti nubaustas. Žinoma, jeigu mes labai dažnai, jeigu jūs pastebėjote ar televizijoje, ar spaudoje diskusijose, bandoma pabrėžti būtent fizinio smurto sąvoką. Tai fizinio smurto tai yra ten tas smūgio sudavimas, fizinio skausmo sukelimas, kaip sakoma, šiuo atveju. Tačiau smurto sąvoka yra kur kas platesnė. Jeigu pagal psichologinio smurto apibrėžimą, aš visiškai čia vienoje laidoje, turėdamas tokią galbūt neadekvatų diskusiją su viena žurnaliste, aš ne veltui paminėjau aplinkybę, kad, pavyzdžiui, nepagristai parašytas pažymys, kuris žeidžia moksleivio orumą, taip pat yra smurtas, o ypač jeigu tai darė sistemingai tai daro. Taigi šiuo atveju ta smurto sąvoka iš tikrųjų yra išplėsta tiek, kad jeigu mes pradėtumėm analizuoti daugelį savo šeimų gyvenimus, mes iš tikrųjų dažnai susiturtumėm su tuo, kad auklėdami paauglius, sunkias situacijas spręsdami, pasikarščiuodami, diskutuodami, pakeldami balsą, mes tampame tais latentiniais nusikaltėliais ir pagal įstatymą tampam užkulisyje, įstatymo užkulisyje, dėl kurio mes vaikštom laisvi tik tai dėl institucinių, kaip saka, tik dėl to, kad mūsų dar nenustatė. Tai yra labai rimta problema, kadangi būtent šitos sąvokos išplėtimas, jisai sąlygojo ir paties kultūrinį mūsų vidinį, greičiausiai baimės ir tam tikro psichologinio diskomforto sukūrimą, kadangi dabartinė smurto sąvoka mums leidžia galvoti apie savo praeitį, iš kurios mes anksčiau sakydavom stiprybę semiam, kaip apie tam tikrą smurtautojų praeitį. Tai yra seneliai, tėvai, kurie dėja, bet ir rykštę auklėjo, ir diržą paimdavo vaikui, iš kurių užaugo nuostabus puikus tėvynės gynėjai, mylintis savo tėvus ir juos mokantis palydėti į anapilį, atiduodantis savo gyvenimus tam, ir kurie jaučia labiau už tai galbūt dėkingumą dėl tinkamo savo auklėjimo. Tačiau šiai dienai psichologinė prasme mes visą šitą praeitį paverčiame tarsi vėlgi tam tikrą nusikalstamą, o mūsų tautinį tą identitetą verčiame kaip tam tikros lygtai smurtautojų tautos palikuonys, kurdami tai. Nes jeigu mes paimsime mūsų ar folklorą, mūsų klasiką, rašytojų panašiai, mes turbūt labai dažnai tai sutiksime. Vadinasi, kažkas čia yra ne taip. Kyla klausimas, kas. Ir aišku, šitoje analizėje, aš jau čia labiau gali padėti psichologai, gydytojai ir visą kitą, turi būti toliau ieškoma. Tačiau šitokios sąvokos, kurios paliktos šiuo metu, jos yra akivaizdžiai ydingos ir jos tampa jau rimta grėsme nacionaliniam saugumui. Ir Lietuvos kunigas. Matot, koks turtingas. Smetoninės patas. Šoderis. Rada, tada skrynių rada ir patieša už paveikslą, užtieša. Paskui, kai grįžau,